Labas visiems. Labas rytas visiems, kas prisijungsit į transliaciją, o kas žiūrėsit įrašą vėliau. Labą rytą, labą rytą. Rytas, luktelkim kelias minutės, kol prisijungs daugiau žmonių. Labas rytas. Labas rytas. Skaitysime žinutę zodiako ženklams. Labas rytas. Labas rytas. Taip. Labas rytas visiems. Labai smagu, kad esate čia. Skaitysim žinutes zodiako ženklams. Tuo aš pramaišau kaladės. Dar lukterkim, kol gal atsiras daugiau prisijungiančių ir pajudėsim. Kadangi esam žuvų sezone, tai pradėsim nuo žuvų ir eisim visą ratą. Labas rytas, labai smagu, kad esate čia, labai smagu, kad prisijungėt. Senokai bebuvau Facebook'e. YouTube'ai mane galite rasti kiekvieną dieną beveik. O Facebook'e buvau senokai. Gal toksai pranešimas pradžiai. Facebook'e Mėnulio upės istorijos mano puslapis yra tik šitas puslapis. Aš neturiu kitų anketų, aš neturiu kitų puslapių. Mėnulio upės istorijos turi tik vieną Facebook'o puslapį, kuris yra meta patvirtintas. Tai reiškia, kad prie pavadinimo Mėnulio upės istorijos jūs matysit mėlyną žvaigždutę. Tai reiškia, kad Facebook'as patvirtino, kad tai yra originalus puslapis. Visos kitos anketos, kiti puslapiai arba anketos, kurios kviečia jūs draugauti, siūlo jums draugauti, siunčia jums žinutės, tai nesu aš. Aš niekam nesiuntinėjau žinučių, aš nieko nekviečiu draugauti, aš net asmeniškai nieko nekviečiu draugauti. Ir asmeniškai labai mažai būnu Facebook'e. Tai labai prašau, nepasimaukit ant sukčių, nes mačiau, kad viena anketa yra vis dar aktyvi, ji vis dar stovi, draugai yra vis dar renkami ir jiems yra siūlomos paslaugėlės. Tai labai prašau, būkit atsargus, būkit budrus. Mėnulio upės istorijos turi tik vieną Facebook'o puslapį, kuris yra patvirtintas mėlyna žvaigždute. Ir aš jums nesiūsiu nieko, aš jums nieko nesiūlysiu, aš iš jūsų nieko neprašysiu ir būkit atsargus, ok? Mane galite rasti YouTube'ai praktiškai kiekvieną dieną, irgi taip pat įrašykit Mėnulio upės istorijos. Arba šičia, ok? Jeigu matot, kad kažkas jūs kalbina mano vardu, praneškit, ok? Parašykit žinutę, atsiųskit screenshotą. Raportuokit Facebook'ui, kad tai yra apsišaukėlis mano vardu ir taip Facebook'as galės tas anketas patraukti, pašalinti. Tai va.
O praeitais metais prikibo ir net kimba. Aš tai nelabai suprantu schemos viso šito reikalo. Nežinau, kažkokia provincija. Jo, tai būkit atsargus. Visą informaciją galite rasti svetainėje menuliotaro@gmail.lt arba susisiekti mailu menuliotaro@gmail.com. Okay, tai yra tiesioginė stotelė, kur jūs galite matyti visą informaciją apie tai, kokias paslaugas aš teikiu, kokios yra kainos, kokios yra sąlygos. Ir tai yra kontaktas, kur jūs galite susisiekti tiesiogiai su manimi. Okay? Nesileiskite apgaudinėjami. Aš mačiau tokią pačią schemą ir kitų žmonių. Man atrodo, buvo astrologės anketa. Jo, tai nepasimaukit gerai. Būkit budrus, saugokit savo duomenis, saugokit savo pinigus, okei? Taip, įrašas liks. Šitas įrašas liks. Jeigu kaip, galėsite grįžti ir pasižiūrėti įrašą. Okay. Šiandien zodiako ženklų žinutės, atsiprašau, šiandien dar neatsibudus, tai truputį makaluojas. Ir kadangi esam žuvų sezone, tai pradėsim nuo žuvų ir eisime visą ratą aplinkui. Tai pradėkime nuo žuvų. Kas yra svarbu žuvims šitame sezone? Kas yra svarbu žuvims šiuo metu? Kas aktualu, kas liečia. Tai galbūt žinutė tiesiogiai jūsų zodiako ženklui, tai gali būti žinutė apie žmogų, su kuriuo jūs esate erdvėje, tai gali būti žinutė kažkam, kas savęs absoliučiai neriša su tuo zodiako ženklu. Okay? Labas rytas, labas rytas. Labai smagu, kad prisijungėt. Labai džiaugiuosi. Žuvys. Kas yra svarbu žuvims? Stiprybė. Tai gali būti disciplina, tam tikro tikslo siekimas arba šioks toks savęs sulaikymas. Kas yra stiprybė žuvims? Kas yra stiprybė žuvims? Kai kurie iš jūsų turite įveikti kažkokią iliuziją, kurią esat susikūrę. Kas tai per iliuziją? Tai gali būti susijęs su šeima, su darbu, su kažkokiu jūsų fundamentu. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų per daug turit darbų, per daug dirbat, per daug esat apsiėmę vienu metu. Galbūt turite kelis darbus, galbūt turit kelis projektus, kelias veiklas. Jūs turit pradėti siaurinti. Gali būti, kad jums atrodo, yra įsitikinimas, kad jeigu jūs labai daug dirbsite, jeigu jūs turėsite daug veiklų, daug projektų, daug pajamų šaltinių, kelis pajamų šaltinius, tai jūs uždirbsit daugiau. Iš ties yra ne taip. Toks jausmas, kad jūsų atveju tai nėra tai. Jūsų atveju yra tai, kad jūs save ištaškot ir jūs niekur iki galo pilnai nefinišuojat. Jūs nepasiekėt pilnai iki galo tam tikro potencialo tikslų. Nes save išvarginat, ištaškot, išmėtot ir jums netinka. Kodėl tai svarbu žuvims? Gali būti, kad dėl to, kad save taškot, išsekinat save ir tampat labai reaktyvus. Labai reaguojat
į aplinkinių elgesį, jeigu išvarginot save, išsekinot ar ne, tai natūralu, kad jūs labai trigerins lengvai, labai lengvai jūs įjunginės ir taip toliau. Nes aš matau jūsų puolimą ant jūs mylinčio žmogaus, į jūs mylintį žmogų. Matau ataką. Greičiausiai žodinę. Gali būti, kad galbūt jūs nenorit leisti kažkam kažko įgyvendinti. Patarimas yra susilaikyti. Nes gali būti, kad jūs nematote teisingai situacijos. Kai kurie iš jūsų žinot, kad kažkas jūsų erdvėje ketina kažką įgyvendinti arba kažko imtis. Ir įsijungia tas, kad ir gerai, aš irgi tada darysiu va šitą arba ten tą. Patarimas yra susilaikyti, todėl kad jūs sekinat save arba sekinat kitą, jeigu tai yra šeimos biudžetas, galbūt sekinat šeimos biudžetą, kai tuo tarpu jūs turėtumėt labai aiškiai investuoti į vieną tikslą. Ar ne? Esat kviečiami bendrystėj. Galbūt kai kurie esat kviečiami pamatyti savo žmogų naujai. Kažkas šitoje erdvėje nenori, kad kitas žmogus kažką įgyvendintų. Kad galbūt netgi yra siekis, kad kitas žmogus nepriimtų kažkokio žmogaus konkretaus. Jeigu tai susijęs su žmogumi ir jeigu jūs save atpažįstat, kad pavyzdžiui, jūs pergyvenat dėl kažko, kad kitas žmogus eis bendrauti su kažkuo, kad kitas žmogus nueis į kažkokį kontraktą, gaus naują darbą arba turės išvykti arba dar kažkas tai. Ir jums tai nepatinka ir jūs norit stoti skersai kelio ir jokių būdų neleisti tam žmogui judėti tą kryptimi, jūs turit pamatyti, kad tai yra labiau iš jūsų nepasitenkinimo savo būseną, savo padėtim. Nes tai, kad tas žmogus žengia žingsnį, jums atrodo, kad tada jūs atsiliekat. Kad tada jūs esat išstumti iš rato arba iš matymo lauko ir taip negali būti, nes aš tai. Tai va, tai žuvys esat kviečiami pamatyti, kad jūs esat gražiam gyvenimo sezone, jūs esat gražiam gyvenimo etape, kad ir kokie būtų iššūkiai ar sunkumai, jūs tai įveiksit. Ir esat kviečiami čiučiut save sulaikyti. Nebūti reaktyviems, nereaguoti aktyviai labai situacijoje. Todėl, kad gali būti, kai kurie iš jūsų nematot pilnai situacijos, gali būti, kad jūs reaktyvus dėl to, kad esat pervargę nuo darbų arba įsipareigojimų. Gali būti, kad galbūt kyla kažkokios vidinės baimės, kad kitas žmogus išeis, paliks ar dar kažkas tai, ar ne. Ir tai nėra teisinga, todėl kad išorinės aplinkybės nedalyvauja šitame jūsų reaktyvume. tą noriu pasakyti. Labai sudėtingai, tikiuosi, kad pasakiau normaliai. Koks patarimas žuvims? Manifestuoti stabilumą. Kai kurie iš jūsų nenorit priimti kažkokio sprendimo. Tarsi vieną koją ten, kitą koją ten ir tai neša, tai duoda tokį nestabilumą. Jeigu jūs norit gyvenimo partnerio, jūs turit pirmiausia pradėti brandžiai žiūrėti į save, į savo gyvenimą, į savo pagrindą. Nereikalauti iš kito kažką daryti, jeigu, pavyzdžiui, jūs to nedarot. Stabilizuoti save, stabilizuoti savo manifestaciją, nes dabar jūs truputį taškotės. Ir kai kurių scenarijų aš matau
Aš matau žmogų, kuris nori turėti partnerį, bet nori turėti partnerį pagal save. Pagal tas taisyklės, kaip, tas žmogus supranta. Kad tas kitas žmogus turi daryti tik tais tai, ko aš noriu, tik tais taip, kaip aš noriu, jis turi gyventi tokį gyvenimą, kaip aš noriu, ir jis turi klausyti ir pagal taisyklės ir taip toliau, o aš einu darau, ką noriu. Maždaug jisai su manim santykėje, o aš galvoju, ką veik gyvenime. Laikas yra save stabilizuoti, subręsti, pradėti brandžiai žiūrėti į save, į savo pinigus, į darbus, į artimą žmogų, į namų erdvę ir panašiai. Okay. Avinas. Labas rytas, labai smagu, kad esate čia, kad prisijungėt. Skaitau zodiako ženklų žinutes ir pradėjau nuo žuvų, kadangi esam žuvų sezone, ir dabar skaitysiu avinui. Taip, kas yra svarbu avinui šitame sezone? Budrumas. Kodėl avinas turi būti budrus? Žvaigždė, jūs kažką gausit. Arba gali būti, kad aš kalbu apie aviną, kuris turi tam tikrą auditoriją ir pripažinimą. Į ką žiūri budrumas? Į mėnulį. Aha, kažkas yra... Gali būti, kad tai yra tiesiog bendraja prasme, jūs esat kviečiami susivokti, kas jūs esat. Esat kviečiami susivokti savo asmeniniai, nežinau, šviesoj, savo asmeniniam dvasingumo kely, ar ne? Jeigu jūs esat žinomi, matomi, turite auditoriją ir panašiai, jūs esat kviečiami čiut prisisaugoti, nes yra energijos, kurios slepia savo motyvus. Kas yra slepiama nuo avino? Kas yra slepiama nuo avino? Yra kažkas, kas... Yra žmogus, kuris žiūri į jus. Tai gali būti žmogus, kuris yra įsitikinęs, kad turi būti santykyje su jumis. Ir primygtinai nori dirbti ties tuo santykiu. Ir jums patarimas yra ne. Šitos energijos saugotis. Tai nėra gera energija. Šiaip aš matau moterį. Ryškiai krenta vėžys, dvyniai, vandenis arba ugnies ženklas. Gerai, o kas yra žvaigždė? Jeigu jūs esat situacijai, kurioje yra labai daug nerimo, jums patarimas yra išeiti iš tos situacijos. Nes šiaip atrodo, kad tai yra santykis, kuriame
kitas žmogus yra įsitikinęs, kad yra privaloma dirbti ties to santykiu, yra privaloma tai daryti. Ir jums patarimas to nedaryti. Pasitraukti, jeigu jūs laikysitės tos praeities, jeigu jūs bandysit išlaikyti tai, tai nevyks. Kai kuriems patarimas yra saugoti, nežinau, aš matau ir kitą žmogų, kuris galbūt buvo įskaudintas dėl to, kad jūs pasitraukėt. Jūs įskaudinot arba kažkas tą žmogų įskaudino, tarsi saugoti tą žmogų. Saugoti tą žmogų nuo to, kuris primiktinai reikalauja iš jūsų pastangų. Nežinau, kas tai yra, tai gali būti vaikas. Labas rytas visiems. Koks patarimas Avinui? Kalbėti tiesą. Kam reikia pasakyti tą tiesą? Kai kurie iš jūsų buvot situacijų, kuri apima bent kelis žmonės. Ir ta situacija atnešė didelį nusivylimą. Aš nežinau, kas tiksliai įvyko, bet jūs esat kviečiami pasakyti tiesą. Kažkokiai bendruomeniai, galbūt žmonėms, kurie dalyvavo toj situacijai, galbūt kažkam ta tiesa yra tiesiogiai su jais susijusi, kad ir kas tai būtų, jūs esat kviečiami pasakyti tiesą. Tai yra reikalinga. Kodėl tai yra reikalinga? Jūs atgausit ramybę. Jūs save stabilizuosit, atgausit ramybę. Jo, pasakykit tiesą, ok? Aš nežinau, kas tai yra, man atrodo, aš kalbu su Avinu vyru. Jūs kviečiami pasakyti tiesą. Kai kuriems iš jūsų ta tiesa yra jūsų santykė, kurią turite ištransliuoti, uždaryti ir judėti savęs dūšios gijimo link, gal taip reikėtų sakyti. Jūs turit pasakyti tiesą, kai kuriais atvejais tai liečia visai kitą žmogų. Ir tai yra reikalinga dėl jūsų ramybės ir balanso, tai yra reikalinga galbūt kitam, kad ir kas tai būtų. Jo, ok. Labas rytas. Ką tik skaitėm Avinui, keliaujam prie jaučio. Labas rytas. Labai smagu, kad esate čia. Tie, kas domitės asmeniniais skaitimais, registracija kol kas yra atidaryta. Tai kviečiu registruotis. Šiuo metu registruoju vaizdo skambučius arba susitikimus. O tie, kas domitės taro kursais, taip pat kviečiu, prisijunkit balandžio pabaigoje, turėsim greičiausiai nuotolinę sesiją, nesu tikra. Dėl datos pranešiu dar. Tai visą informaciją galite rasti mėnuliotaro.lt. Kai gerai skambėjo, ne? Virstu į tikrą influencerį. Gerai, jautis. Kokia žinutė yra jaučiui?
Man krenta ta pati žinutė kaip avinui. Jaučiai, jūs esat kviečiami nusisukti nuo kažko. Kai kuriais atvejais tai yra, bet kokiu atveju tai yra skirta jūsų geroviai. Ir vienu atveju jūs esat kviečiami paleisti kažką, kas jūs galbūt kankina, slegia ir panašiai, tiesiog kad save išlaisvintumėt. Kitais atvejais aš matau žinutę palikti ramybei kažką. Gali būti, kad kažkas labai nori su jumis susitaikyti. Kažkas jaučiasi paliktas arba neįvertintas. Ir aš matau, kad tai gali būti abu atvejai jaučiai. Vieni galbūt iš jūsų esat kviečiami nuo kažko pasitraukti, kai kurie iš jūsų esat kviečiami palikti ramybėj objektą, kur jūs manot, kad jūs apleido, jūs paliko. Tai nėra tai. Tai yra labiau ateina iš vaikystės kažkokie dalykai, negu kad iš tiesų gali būti, kad kažkas pradeda matyti motinos įtaką jo arba jos gyvenime. Nesu tikra, ar tai yra sveika. Neatrodo taip. Toks jausmas, aš paimsiu tokį tiesioginį pavyzdį, ar ne, vyras, suaugęs vyras, jo motinos įtaka labai stipri jam. Ir jis pradeda matyti, kad tas normatyvas, pagal kurį jisai gyveno, nes jis gyveno pagal tą normatyvą, kurį nustatė motina. Ir ar tai būtų elgesio šablonas, ar tai būtų požiūriai, ar tai būtų tiesiog jisai kažkas vyksta jo gyvenime ir jisai kreipiasi patarimo, jis aptarinėja tai ir taip toliau ir jinai jam patarė, ar ne. Jis pradeda matyti, kad šitas normatyvas, kurį jisai pasiėmė iš jos ir pagal kurį jisai gyvena, jam neleidžia stabilizuoti jo gyvenimo. Jis netenka santykių, jis netenka draugų, jis nėra stabilus, jis taško save belenkaip. Ir tai gali būti tai, kad, pavyzdžiui, kas nors vyksta jo gyvenime ir jinai tu vertas geriau, tu tikrai, tu esi nuostabus ir ten palik, paleisk, ko tu iš viso žiūri čia į tą pusę ir čia nėra ko žiūrėti, toks nuostabus vyras, tu čia bet ką susirasi. Ir jisai atranda save, kad jisai jau nuėjęs tam tikrą amžių, jis vis dar stovi vienas. Nes tik tai koks nors iššūkis ir jis bėga pas mamą klausti patarimo ir mama, oi, sunaitėli, tu toks nuostabus ir taip toliau. Ir jisai pagal tai priima sprendimus ir jisai yra netekęs daugybės gerų, gražių, nuostabių moterų. Jis neturi nieko stabilaus, apart galbūt darbo. Kažkas panašaus. Ką daryti? Uždaryti šitą ciklą. Tai yra ciklas. Tai yra tam tikras brandos ciklas. Ir nesvarbu, ar tai vyras, ar moteris, ar ne. Ir jūs apie tai susimastot, galbūt jūs moteris. Ir jūs atrandat save, wow, aš taip gyvenau visą laiką.
Tai yra brandos ciklas. Jūs esat kviečiami staptelt ir paklausti savęs, kodėl kai iškyla kažkokie iššūkiai, jūs lekiat kažkur klausti kažkokio patarimo. Tai nėra blogai. Ryšys su tėvais, geras, gražus ryšys su tėvais yra liuks. Bet tai galbūt signalizuoja tam tikrą priklausomybę arba tam tikrą baimę užaugti. Ar ne? Kuo didesnis sprendimas jūsų gyvenime, kuo sunkesnis sprendimas, tuo labiau bus rekomenduojama jį priimti vieniems. Nebent tas sprendimas yra susijęs su labai kažkokia specifinė arena gyvenime, kur jums reikia profesionalo patarimo. Teisiniai dalykai, medicinos dalykai, galų gale psichologinės sveikatos dalykai, ar ne, darbinės teisės dalykai, ar dar kažkas tai. Tai taip. Bet kas liečia jūsų santykius, kas liečia jūsų vaikus, kas liečia jūsų gyvenimiškus pasirinkimus, tai turi ateiti iš jūsų. Ne vienas žmogus neturi tokių pajėgumų, kad galėtų numatyti ir nustatyti, koks kelias jums yra geriausias. Uždaryti ciklą. Gali būti, kad kažkas atsibunda, kad yra su partneriu arba partnerė, kuris nėra tai. Ir nenoriu pasakyti, kad tas žmogus yra blogas, negeras ar dar kažkoks tai nenormalus, bet tiesiog nėra rezonanso tarp elementų, tai nedera. Tu esi gera moteris, jo, faina, šaunu, bet aš nejaučiu noro grįžti pas tave, aš nejaučiu noro tave puoselėti. Arba tu esi nuostabus vyras, bet žinai, aš labai paviršutiniškai žiūriu į tave. Nors aš tave vertinu, bet nėra to ryšio, ar ne? Tai patarimas yra padaryti tai, ką reikia padaryti ir neatidėlioti. Jo, gali būti, kad kai jūs priiminėsit tą kažkokį sprendimą, kitas žmogus labai atsiskleis. Atsiskleis tikrom spalvom. Aš matau žmogų, kuris kitam meluoja tiesiogiai. Meluoja arba manipuliuoja, arba šantažuoja kažkaip. Laikas yra nuo to pasitraukti. Nebūkit su tokiais žmonėm. Negaiškit laiko. Gyvenimas per trumpas. Gerai, dvyniai. Iškrito tiesa, bet aš ją dėsiu atgal. Ok. Kas yra svarbu dvyniams? Kas yra svarbu dvyniams? Labas rytas, labas rytas. Kas yra aktualu dvyniams? Kalavijų karalienė. Gali būti aktualu matyti situaciją objektyviai. Kodėl tai yra aktualu dvyniams? Atrodo, kad kažkas vengia atsakomybės situacijai.
čia kaip būtų, kai kurie iš jūsų turit pamatyti žmonės, kurie jūsų nevertina, kuriems jūs nesat prioritetas ir pasitraukti nuo to. Kai kurie iš jūsų turit pamatyti tikrai savo vaidmenį kažkokioje situacijoje. Nes yra kažkas situacijai, kas nenori matyti savo, nežinau, savo elgesio ir tarsi bando vengti. Kai būtų, pavyzdžiui, žmonės įsiskiria ir vienas pasako, nu jo, mes kaip ir buvom, kaip ir viskas gerai, bet po to, žinai, tiesiog kažkaip atšalo, nu va taip ir įsivaikščiom ir kitas žmogus, ne, niekas neatšalo ir mes neišsivaikščiojom, tu tiesiog buvai neištikimas ar ten niekada negrįždavai namo, aš ten viena auginau vaiką, savo užsidirdavau, tų pinigų man niekada neduodavo, aš turėdavau net ir vaiką išlaikyti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atsiskleidžia visai kitokia situacija, ar ne? O tas žmogus, nu, tai čia gal tiesiog, žinot, kaip gyvenime išsiskirsto keliai. Kažkas nenori matyti savo vaidmens situacijai. Yra kažkokios apkalbos. Jo, taip primena, tai yra kažkokios apkalbos, kurios turi būti adresuotos. Kažkas yra perkreipta situacijai, iškreipta. Kodėl tai buvo daryta? Iš nebrandumo? Jo, tai žinokit, labai primena tą situaciją, ką aš dabar sakiau, iliustravau. Kai kuriems tai gali būti situacija, kur žmogus bandė jūs tįstis į kažkokias teisminės procedūras arba pateikti jūs kažkam neteisingai. Ir aš matau moterį, kurią buvo bandoma pateikti neteisingai. Ir buvo tikimasi, kad, čia greitai šausim, padarysim čiuk, čia nebus problemų. Ir tada šovė, ir tada visas procesas atsisuko į tą kitą žmogų, ir tas žmogus atsistojo ir pradėjo kalbėti tiesą. Ir taip, palauk, bet tu sakai tas, o čia nepagrįsta, to nebuvo, tas nėra. Jo. Kažkas šitoj situacijai yra kviečiamas pamatyti, kad atakavo, aš nežinau net kaip tai įvardinti, atakavo teisingą normatyvą arba atakavo teisingą elgesį, teisingą tvarką, kad ir kas tai bebūtų. Tik tais iš to principo, kaip tas žmogus įsivaizduoja tikrąją laimę. Nu, čia labai tipiška. Žmogus yra įsitikinęs, kad tikroji laimė gali būti tik tais tarp vyro ir moters. Ir jis pamato draugystę tarp tos pačios lyties partnerių ir jis tiesiog neturi kur pasidėti, nes tai taip negali būti.
Arba yra nustatyta kažkokia tvarka ir tas žmogus atakuoja tą tvarką, nes taip negali būti, nes aš manau, kad turi būti kitaip ir turi būti taip, kaip aš noriu. Kažkas turi tai pamatyti. Koks patarimas yra dvyniams? Užbaigti, kad... Turite užbaigti kažkokį santykį. Kodėl svarbu užbaigti tą santykį? Tai nėra geras santykis. Kažkas iš jūsų esat santykėje su labai jums netinkančiu žmogumi. Su žmogumi, kuris kai kuriais atvejais tas žmogus jūs prives prie visiško kracho. Nes tai nėra geras patarėjas. Aš šiaip matau moterį, nuo kurios reikėtų pasitraukti. Bet tai nebūtinai yra moteris. Kai kuriems galbūt jūs esat moteris, ar ne, jūs turit pasitraukti nuo vyro. Aš matau, kad šita sąjunga nuves į didelius nuostolius ir didelės netektis. Jo, ir jūs esat kviečiami eiti savo žmogaus link. Man atrodo, jūs žinot, kas tai yra. Jūs gerai jaučiatės prie to žmogaus. Jūs žinot, kad būnant su tuo žmogumi viskas bus gerai. Nežinau, kas tai, bet žinutę girdėjot. Kam rezonuos, tam rezonuos, kam nerezonuoja, liuks kitą kartą gal rezonuos. Žinutė Vėžiui. Vėžys. Žinutė Vėžiui. Labutis visiems. Labai smagu, kad esate čia senokai, čia bebuvau. Senokai jūs bemačiau. Nors manau, kad dauguma jūsų esat YouTube'e ir mes matomės kiekvieną dieną. Tie, kas nesat prisijungę, tai kviečiu prisijungti prie YouTube'o kanalo. Ten sėdžiu daug. Dažnai. Ok, Vėžys. Vėžys. Kokia žinutė Vėžiui? Gali būti, kad jūs negavote to, ko norėjot. Tarsi kažkoks tai neišsipildęs noras. Ar čia yra Vėžio energija? Taip. Ok. Kodėl čia yra žinia? Jūs esat kviečiami nebepasakoti savo skaudžių istorijų. Esat kviečiami nebesiskųsti. Ir galbūt jūs nesat tie, kurie skundžiatės, bet tiesiog galbūt turėjot sunkių kažkokių nusivylimų, iššūkių, išgyvenimų ir jūs tai pasakojatės ir tarsi tai gaunasi, kad toks pasąmoninis kvietimas jūs skriausti. Aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Bandykite keisti savo istoriją. Kai kalbėsit kažkam apie save, nesipasakokit nieko, kas buvo blogai. Ir čia šiaip bendrai moterims yra patarimas, kai jūs einat į naujas pažintis, nedėliokit savo sunkumų. Kažkas yra parašęs
aš dabar tiksliai nepamenu to pasakymo, bet aš tau papasakojau savo traumą ir tu tai tobulai atkartojai. Nepasakokit, todėl kad jūs duodat žemėlapį žmogui, kuris... Jūs duodat žemėlapį žmogui, kaip jūs galima skriausti. Ar ne? Nu, labai šaunu, Rimantai. Liuks. Ilona kviečiu prisijungti prie YouTube'ės. Jo, kviečiu prisijungti prie YouTube'o. Gali būti, kad aš matau vėžį, kuris nusivylė ties savo kažkokiu pasirinkimu gyvenime. Ir tas pasirinkimas, jis labai aktualus. Tai gali būti pasirinkimas tarp žmonių. Kad pasirinkau tą, labai nusivyliau, turėjau rinktis kitą. Kai kuriems iš jūsų yra tarsi žinutė, kad dar nėra vėlu. Jūs turit galimybę grįžti ten. Nežinau, kur tas ten yra. Pasitraukti nuo konflikto. Kai kuriems labai specifiškai matau šiek tiek kitokią žinutę. Tai yra labai aiški situacija. Ir tai, ką pasakysiu, jūs arba žinosit, kad taip, tai yra tai, arba tai visiškai netinka. Buvo kažkokia neteisinga situacija, kurioje jūs nusivylėt arba jūs nudegėt dėl kažkieno kito savanaudiškumo. Ir jūs visą laiką tylėjot, jūs nepasakojot apie savo išgyvenimus. Jūs esat kviečiami papasakoti kažkokiam žmogui, kaip stipriai jūs nuvylė arba kas su jumis įvyko emociškai. Taip tas žmogus turės galimybę atstatyti teisingumą, nes gali būti, kad kažkas pasakojo, kad jūsų siekiai buvo kitokie. Ir kad jūs reikia sustabdyti ir štai jūs sustabdė, jūs pasitraukėt, dingot ir mes laimėjom, nugalėjom, apsisaugojom. Ir kadangi jūs tylit, tie žmonės taip ir priima tai, kad jo, matyt, to žmogaus siekis buvo kažkoks nešvarus, jeigu jisai tiesiog paėmė, išėjo ir nieko nesako ir visiškai jam neliūdna ir jis nekenčia. Patarimas vėžiui. Atakuoti. Patarimas vėžiui. Gali būti, kad vėžiukai jūs saugot ne tą žmogų, kurį turit saugot. Nes aš matau, kaip kažkas pridengia ne visai dorą žmogų ir apleidžia tikrą draugą. Tai jūs esat kviečiami uždaryti neteisingumą.
tikėtis teisingumo. Galbūt susitaikyti su kažkokiu žmogumi, kuris buvo nuskriaustas situacijai. Galbūt paleisti situaciją, kurioje jūs buvot nuskriausti. Kiekvienam tai bus labai skirtinga, nes aš matau daug scenarijų, aš negaliu jų visų dabar įvardinti. Man toks jausmas, kad pagrindinė žinutė yra pas kažką grįžti, su kažko susitaikyti. Norisi sakyti, kad jūs tai atpažinsit pagal švelnumą. Kažkas yra labai švelnus. Arba kažkas labai švelniai elgiasi su jumis situacijoje. Gerai. Liūtas. Liūtas. Kokia žinutė liūtui? Kas aktualu, svarbu liūtui šį sezoną? Aš šitą situaciją mačiau kažkuriame iš YouTube laivų, YouTube transliacijai. Gali būti, kad kažkas susivokė, kad tai gali būti ir jūsų susivokimas, arba jūs esate kviečiami tai susivokti, kad kai jūs nutraukėt kažkokį santykį, viskas labai pradėjo stoti. Inertiškai dar kažkas galbūt judėjo į priekį, kas buvo užvesta iš anksčiau, bet viskas pradėjo stoti, strikti ir toks jausmas, kad jūs dabar bandot arti įšalusi arimą su plūgu. Bandot taip stumti tą plūgą, tas arklys visiškai nieko netraukia, arimas įšalęs. Aš tokį judesį matau. Ir tai yra dėl to, kad jūs nebuvo tiesus ir atviri savo. Kažkokioje situacijoje ir kažko neišreiškėt. Galbūt kai kuriems tai yra perspėjimas dėl jūsų ateities, bet aš labiau matau, kad tai jau įvykę. Su kuo buvo nutrauktas ryšys arba kas tai per situacija, kuri buvo uždaryta. Gali būti, kad jūs galvojat, kad... Gerai, aš matau du variantus. Vienas variantas gali būti, kad situacija buvo romantiška ir kažkas manė, kad kitas žmogus yra tik tais pagunda, kad tai nėra nieko rimto, tai absoliučiai čia ir pasirodo, kad taip nėra, taip nebuvo. Kai kuriais atvejais aš matau, kad priešingai buvo pasirinktas žmogus, kuris intimiai buvo aktyvesnis. Ir tai buvo blogas pasirinkimas. Todėl, kad intimumas nuslopo per tam tikrą laikotarpį ir tada pasirodė tikroji realybė. Jo, kai kuriems tai gali būti romantiški santykiai, kai kuriems tai gali būti verslo partnerystė, kur kažkas kitas atėjo, fainesnis, blizgesnis, įdomesnis ir wow, čia bus man pelnas.
ir kažkas, kas buvo ramesnis, paprastesnis ir taip toliau, ir tavęs nebereikia. Ir pasirodo, kad tas ramesnis, paprastesnis, tai yra tas, kuris eina ilgą distanciją. Tas, kuris yra apsukrus, kuris yra gabus ir taip toliau. Aš matau, kad yra kažkokia tiesa, kurią jūs norėtumėt išreikšti. Tai yra susiję su tuo, ką jūs jaučiat. Bet jūs tai sulaikot. Ar liūtui reikia tai išreikšti? Taip. Kai kuriems tai yra jūsų būsimas partneris. Kur ateina galbūt suvokimas, kad reikėjo šitoje vietoje nesustot, reikėjo nepaleisti, reikėjo kažkas galbūt išvyko dirbti kažkur ar ne, pasirinkot savo finansinį stabilumą vietoj žmogaus. Kažkas galbūt nenorėjot pilnai įsipareigoti ir labiau traukė tas žmogus, kuris intimiai buvo aktyvesnis, atviresnis ir taip toliau. Ir tarsi norisi grįžti prie to, kas tikra. Norisi grįžti prie to, kas yra stabilu, kas tikra, kas yra šviesu. Gali būti, kad kažkas yra su partnerė, kuri jo nebemato. Ir klausimas, ką mes čia veikiam. Koks yra patarimas liūtui? Jo, gali būti, kad kažkas labai pergyvenat, nežinau, tokios tarsi galbūt mintys, kad vėl aš esu sunkumuose, kiek aš galiu eiti per tą patį. Liūtai, jūs esat kviečiami paleisti tą sezoną, kuriame galbūt jūs užspaudėt savo nusivylimą, savo širdgėlą. Dėl to, ką jūs pasirinkot kažkadais, dėl to, ką jūs padarėt, dėl to, kas įvyko, dėl to, kaip įsiskaudinot ar įskaudinot kitus, kad ir kas tai būtų, aš matau sezoną, kuriame jūs visą tai presavot ir slėpėt ir bandėt tą, kaip ten sako, fake it till you make it. Bandėt truputį taip užtušuot. Jūs esat kviečiami uždaryti šitą sezoną ir pradėti kalbėti savo tiesas. Ir jeigu yra noras su kažkuo atnaujinti ryšį, padarykit tai. Niekas per galvą neduos. Už tai, kad jūs bandysit su kažkuo atnaujinti ryšį. Galbūt grįžti į draugystę, galbūt grįžti į kažkokią karjerą, galbūt grįžti į kažkokį bendravimą, ar ne, kuris jūs tenkina. Nebūtinai mes kalbam apie tokius kolosalius dalykus kaip partneris visam gyvenimui. Tai nebūtinai tai yra. Okay? Todėl, kad tas presavimas ir tai, kur jūs dabar atsidūrė, tai yra būtent dėl to. Jūs nekalbat savo tiesos ir nedaro to, ko nori daryti. Jūs daro tai, ką kiti nori, kad jūs darytumėt, kaip kiti jūs įsivaizduoja. Ir jūs kuriat gyvenimą pagal viziją, kurią kiti jums primeta. Mergelė. Mergelė. Kas yra aktualu mergeliai? Gyvenu taip, kaip noriu. Kažkas iš tiesų gyvena taip, kaip norit, šaunu. Klausau savo širdies. Valio.
Kažkas matot savo kelią, galbūt matot žmogų, kurį norėtumėt kalbinti, kuris jums atrodo patenkintų visą jūsų listą, kurį reikia užčekinti, kad jums tiktų žmogus. Labas rytas visiems, labas rytas. Bet jūs esate įsitikinę, kad kažkodėl jūs atmes tas žmogus. Arba jūsų CV nepriims, jūsų nepakvies, jums neleis judėti tuo keliu. Kadangi jūs taip mastot, jūs nieko nedarot ir jūs iš tiesų neina tuo keliu. Kodėl mergelė įsitikinus, kad jai nepavyks? Gali būti, kad kai kurie iš jūsų dar nesat pasiruošę, nes kažkas buvo, kas subirėjo. Kažkas galbūt galvoja, galbūt tai yra jūsų draugų rato žmogus. Jums atrodo, kad tas žmogus su jumis pabus, pasidžiaugs ir tada eis ieškoti kažko kito. Arba galbūt jūs taip apie save galvojate, dėl to nieko nedarot. Kas yra tas kelias? Sveiki, sveiki, labai smagu, kad esate čia. Dabar skaitau mergelę. Mes pradėjom nuo žuvų ir einam visą ratą. Transliacijos metu greičiausiai neatsuksit, bent jau man taip atrodo, anksčiau tai būdavo. Kai pasibaigs transliacija, tada galėsit sugrįžti ir atsukti atgal. Praleidau save, nepraleiskit save. Nepraleiskit. Kas tai per kelias? Gali būti mergelės, kad save matot čiut geriau negu yra iš tiesų. Ir ką aš turiu omeny čia? Ne jūsų suknutė, ne jūsų kaklaraištį. Gali būti, kad jūs save matot kaip labai mylinčius, kaip labai atvirus, kaip labai nuoširdžius žmonės ir tuos, kurie aš tiek daug darau dėl kitų, mano tos visos taurės pripildytos ir aš visiems galiu duoti, kai iš tiesų jūs esat labai emociškai neprieinami. Žmogus, būdamas prie jūsų, gali būti, kad jaučiasi vienišas. Ir kai kurie iš jūsų esat kviečiami pamatyti. Ir tai nėra joks kaltinimas ar kažkoks tai teismas. Tai tiesiog gali būti tam tikras signalas, kad yra psichologiniai dalykai, kurių jūs nesat išsprendę. Kur jums atrodo galbūt, kad jūs nuverčiat kalnus ir padarot labai daug, kai tuo tarpu objektyvioje realybėje jūs nieko nedarot. Jūs bėgat, išsigandę, neprisileidžiat ir nenorit nieko daryti. Nematau čia narcisizmo. Tiesiog matau uždarytą širdies čakrą, kurios nenoriu matyti. Pasąmonėje aš blokuojuosi nuo to. Nes tam, kad ją atidaryti, aš turiu lysti atgal į tai, kas man nepatiko mano praeitį. Ir išbūti tame. Išbūti tame nepasitenkinime, išbūti tame virsme, kuris yra nefainas. Koks patarimas mergeliai? Saulė. Žiūrėti to, kas pozityvų gyvenime. Galbūt užbaigti santykį su liūtu. Wow, okay.
kelias. Nežinau, kas tai. Ar jūs, ar tai yra kitas, kažkas pradeda matyti kito žmogaus savanaudiškumą arba emocinį neprieinamumą, kuris nesikeičia. Ir jūs esat kviečiami nebeslėpti to, nebevaidinti, priimti taip, kaip yra, matyti tai, kaip tai ir yra, ir nebijoti eiti į konfrontaciją, jeigu tai yra reikalinga. Apginti save arba tiesiog nušviesti tiesą taip, kaip yra. Kai kuriems aš matau, kad jūs esat raginami pasitraukti nuo bet ko, kas sukelia disonansą jumyse arba jūsų gyvenime, kas su jumis nerezonuoja, kas jums netinka. Nuo konfliktiškos aplinkos, nuo manipuliatyvių žmonių, nuo galbūt tokio elgesio pačiam, ar ne, savo gyvenime. Ir žengti į naują pradžią. Yra kažkokia nauja pradžia, kuri jūs labai traukia. Jūs esat kviečiami imtis veiksmo. Tai gali būti žmogus, tai gali būti jūsų idėja, darbo kažkoks pasirinkimas. Labai labai ryškiai matosi liūtas, skorpionas, vandenis. Okay. Svarstyklė. Svarstyklė. Kas yra aktualu svarstyklėms šio sezono metu? Didelis posūkis. Vyksta didelis posūkis gyvenime. Kas tai per posūkis? Wow. Iš kur mes ateinam? Kas yra 3 taurės? Kas tai yra? Svarstyklės, aš nežinau, kur jūs papuolėt, ar kokį loterijos bilietą jūs nusipirkot, bet aš matau aš matau didžiulį gyvenimo posūkį. Toks jausmas, kad ir taip buvo gerai. Tai nėra kažkas tai, kad jums būtų buvę blogai ir jums ten būtų nesisekę dar kažkas ir staiga apsiverčia gyvenimas ir jūs iš pelenės virstat karalienė arba princese. Ne, toks jausmas, kad ir taip buvo gerai. Viskas buvo tvarkoj ir tai keičiasi į dar geriau. Gali būti, kad darbinė situacija stipriai keisis. Aš matau labai daug pinigų, žiauriai daug pinigų. Galbūt kažkas iš tiesų loterijų išlošit. Tai gali būti kažkoks darbo sandėris, kuris jums atneš nenumatytai didelį pelną. Tai gali būti iš draugų į mylimuosius visam gyvenimui. Kažkas labai reikšmingo, labai labai stipriai keičiasi. Ir tai yra beprotiškai pozityvu. Kas aktyvavo svarstyklėm šitą pokytį? Wow. Kažkoks karminis ciklas keičiasi. Jūs nulaužėt kažkokią iš praeitų gyvenimo atėjusią
labai, labai didelę grandiozinę karminę programą. Ir tas iškodavimas įvyko kažkokioje situacijoje, kurioje jūs pasakėt ne. Jumis nesinaudos, jums ant galvos nelips, jumis nemanipuliuos, nežais ir neįsidirbinės. Ir tas pasakymas, toks jausmas, kad kai vakumas išsiurbta buvo viskas, kas negatyvu, ir atsiranda erdvė, ir tada automatiškai jūs įsigijat laimingą loterijos bilietą, jūs netikėtai sutinkat savo gyvenimo partnerį, jūsų vaikai netikėtai išsveiksta, ar ten dar kažkas įvyksta tokio, ko jūs nesitikėjot. Koks patarimas svarstykliams? Tai galbūt buvo patarimas tai, ką aš sakiau. Pasakyti kažkur ne. Kažko nebeįsileisti į namus. Kažkam nebeatsakyti, arba kažkam atsakyti ir paleisti tą žmogų. Išdrįsti susisiekti su kažkuo, kas stovi pas jūs galvoj jau amžinybę. Gali būti, kad jūsų laukia dar viena kova. Aš matau tokį... Jūs turit matyti tiesą, jūs turit matyti labai aiškiai. Nepasiduoti iliuzijoms, nepasiduoti savo kažkokiem įsivaizdavimam, nepasiduoti kitų manipulacijai. Nes tiesa ateina jūsų link. Kažkas nori kalbėti tiesą. Gali būti, kad ta tiesa nebus maloni. Gali būti, kad jūs turit pasakyti tiesą apie tai, kodėl kažką blokavot ir neprisileidot. Visata jūs saugo. Aš nežinau, kas tai per situacija yra, bet jūs esat saugomi. Yra kažkas, kas galbūt norėtų prie jūsų prieiti, bet negali to padaryti. Gali būti, kad jūs kažkas norės įtraukti kažkur. Nesileiskit. Vau. Ar dar reikia kažką perduoti svarstykliams? Ne. Neužilgo pradės viskas atsiskleisti. Taip. Laikykitės to normatyvo, kurį esat nusistatę, to, kas jums svarbu. Eikit disciplinuotai, judėkit į priekį taip, kaip jūs judėjot. Kažkas ateityje atsiskleis ir tas atsiskleidimas apvers gyvenimą, pakeis. Panašu, kad tai bus labai pozityvu, pozityviau negu pozityvu. Galbūt kažkas žinot, apie ką kalbu, numanot, galbūt kažkas visiškai nenumanot, kas tai yra. Kad ir kas vyktų tame pokytyje, pasitikėkit procesu, todėl kad yra labai šviesios ir stiprios jėgos, kurios veda šitą procesą. Taip, kaip turi tai įvykti. Svarstyklės mes kalbam apie likimą. Tai yra likimas. Miau.
Spėjau. Skorpionas. Kažkas galbūt palikimą gausit. Palikimas, apie kurį nebuvo kalbama, kuris buvo bandoma nugesinti, kad iki jūsų tai neateitų. Skorpionas. Skorpionas. Kas yra aktualu šitame sezone? Skorpionai. Gali būti, kad jūs turite adresuoti kažkieno pasipūtimą. Kažkas situacijai pūtėsi, puikavosi. Jūs esat kviečiami tai adresuoti. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų turite eiti teismo keliu situacijai. Nežinau, kas tai yra. Kreiptis į teisingumo sistemą. Pergalė jums yra garantuota. Nežinau, kodėl tai sakau su klaustuku. Jo, svarstyklės, keliaukit loterijos bilietų pirkti. Tuoj palaukit. Kažkas situacijoje ras įrodymus. Gali būti, kad jūs radot kažką. Konfliktas kilęs dėl kažko. Arba iškeltas konfliktas, kad paslėpti kažką. Tas ciklas, kuriame jūs nežinojot, ką daryti, jūs nematėt, ką daryti, arba jūs buvot išduoti, tai užsidarė. Ir vyksta didelis pokytis. Šiaip atrodo šioks toks aidas iš svarstyklių energijos, bet tai nėra visiškai tai. Gali būti, kad jūs norit manifestuoti kažkokį žmogų. Jūs laiko tą žmogų svarbiu. Jūs turite grąžinti tiesą į areną. Nežinau, kas tai yra. Gali būti, kad jūs tos tiesos nematėt, nežinojot, nematėt visos situacijos tiesiogiai, taip kaip ji buvo iš tiesų, nežinojot kažkokių detalių ir
Kažkas galbūt nieko nedarėt situacijai, nereagavot. Kažkas galbūt labai reaktyviai veikiat, nežinodami visų detalių. Jūs esat užblokavę savo likimo ratą. Esat užblokavę savo tą likimo automobilį, užtraukę rankinę. Nežinau. Ir esat kviečiami grąžinti tiesą į situaciją. Tai padės jums manifestuoti tai, ko jūs norit. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų bijo tai daryti. Nes galbūt galvojat, kad kaip kiti pažiūrės, man tai nebūdinga, aš visada esu tokia ar anokia, ar ne, ir kokia gėda, ar dar kažkas, nežinau. Bet tarsi jūs esat kviečiami nebijoti atstatyti teisingumą, jeigu tai yra reikalinga. Aš matau moterišką energiją, kuri nebuvo matoma teisingai. Jeigu esat pratę žaisti žaidimėlius tarp žmonių, kad pasiekti tai, ko norit, pamanipuliuot, pakurt kokį naratyvą ne visai atitinkantį realybės, tai žinokit, jūs taip nužygiuosit ne į tą pusę. Ir galbūt jums atrodys, kad jūs išlošėt, kad jūs laimėjot, gal. Bet realybėje iš tiesų jūs būsit daug praradę. Ir visata tarsi bando jūs vesti į tikrąjį jūsų potencialą, bet jūs ne visai norit pasiduoti. Jūs arba norit likti su žmogumi, kuris yra manipuliatyvus ir jūs galvojat, kad jūs taip kontroliuosit jį, arba bandot nematyti kažkokios realybės apie kažkokį žmogų, apie situaciją, arba nenorit grąžinti tiesos ir teisingumo į situaciją. Jo, jūs esat su kažkokia negera komanda. Žinokit, kažkas yra, ne visiems skorpionams taip yra, bet yra kažkokia aplinka erdvė, kuri jums netinka. Pribėsdėto kambario sindromas. Turit išeiti iš ten. Pasitraukti nuo tų žmonių. Bent jau esat kviečiami tai daryti. Man atrodo, kad yra kažkas, kas bando tai adresuoti jums. Nesu tikra, ar jūs tai girdit. Nežinau, man neina atsitraukti. To aš paklausiu dar, nes jaučiu, kad negaliu uždaryti skorpioną. Ką reikia pasakyti skorpionui? Kas yra tos dvi taurės? Žmogus, nuo kurio jūs pasitraukėt, arba kuris pasitraukė nuo jūsų, buvo jūsų žmogus. Jūs kviečiame atstatyti teisingumą. Tam, kad atstatytume teisingumą, jūs turit nutildyti triukšmą. Aplink jūs per daug yra triukšmo.
Per daug yra į ausis. Ir kažkas jūs labai sekina. Kažkas yra jūsų erdvė, kas labai labai netinka. Žmogus, žmonės, erdvė, veiklos, kažkas netinka. Ir gali būti, kad ta erdvė, kurioje jūs esat, priešingai nuteikia jūs taip, tarsi jūs esate teisingoje erdvėje ir jūs negalite eiti ten, va ten, kur iš tiesų yra jūsų kelias, jūsų žmogus. Ir jūs tarsi saugotės to žmogaus, kai reikėtų atvirkščiai apsisukti ir pamatyti, su kuo miegat arba kur esat, nežinau. Kai kuriems tai yra darbinė situacija. Gali būti, kad kai kurie kviečiami nepriimti dvynių. Jo, gali būti, kad jūs esate erdvėje, kur yra jums įkalta giliai į jūsų skeletą, kad jūs esat kažkokie nelabai geri, kad jūs esat kažkokie nelabai teisingi, kad jūs nelabai rūpit. Ir jūs turite džiaugtis, kad jūs esat čia, kur jūs esat. Turit keisti tai. Aš matau, kad tai sekina ir tai jūs absoliučiai numuša nuo jūsų tikrojo kelio, nuo to, ką turėtume daryti. Šaulys. 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 Yra kažkas, kas norėjo laimėti bet kokią kainą. Toks jausmas, kad laimėjo, finišą pasiekė, bet dabar nebežino, ką daryti. Kažkas užėmė ne savo vietą. Gali būti, kad kažkas bijo, kad žmogus išeina, palieka, arba jau įvyko kažkokios skyrybos, išėjimas. Ir yra didžiulė baimė, kad tas žmogus nueis kitu keliu į kažkokį konkretų tikslą. Kodėl šauliui tai aktualu? Jeigu jūs esat šitoj energijoje, jums yra bandoma parodyti, kad jūs einat ne tuo keliu. Dėl to jums reikia kovoti, dėl to jums reikia kažkaip manipuliuoti situaciją, energiją, kažkur kažkas turi persikreipti, jūs turit save presuoti ar dar kažkaip forsuoti. Tai nėra jūsų kelias, galbūt tai nėra jūsų žmogus. Jeigu jūs turit jį įsikabinę, laikyti ir įsiremti į staktą, kad jo neišleist. Galbūt tai nėra jūsų darbas, jeigu jūs esate toksiškoje aplinkoje, jeigu jūs
diorgina bet kas, ką jūs turite ten daryti, jūs nervuoja žmonės, užduotis ar dar kažkas tai. Aš matau, kad praeitį buvo noras laimėti bet kokią kainą. Ir ta paskata labiau atėjo iš materialios pusės. Dėl to tai nėra jūsų kelias. Jūsų kelias niekada neateis intencija iš materialios pusės, iš materialaus dalyko. Tai visada turi ateiti iš dūšios, iš širdies, iš to, ką jūs jaučiat. Su žmonėm taip pat, su karjera taip pat, su daug kuo. Labai specifiška, tai netiks visiems. Aš matau, kad kažkas norėjo laimėti bet kokią kainą iki tokio lygio, kad net falsifikavo kažkokias žinutes arba siuntė kažkam žinutę kažkieno kito vardu. Jo, nugrybauta buvo nemažai, dėl to yra labai daug nerimo dabar, kadangi tai nevyksta, kažkas byra. Gali būti, kad kai kuriems iš jūsų yra draugė arba draugas, kuris jums rodė visą laiką. Siuntė žinutes arba rodė, kalbėjotės, bandė jūs perkalbėti. Galbūt jūs norit grįžti pas tą draugę ir papasakoti, kaip yra iš tiesų tarsi noras iš pažinties nueiti arba išsipasakot arba pasakyti, kaip buvo iš tiesų, tarsi gauti, nežinau, kažkokį išganimą situacijoje. Ir atgauti savo laisvę, atgauti savo garbę. Kai kuriems tai yra tai. Gali būti, kad kažkas galbūt turit pamatyti toksiškumą savy arba toksiškumą sistemoje, kur jūs atsiradot arba pačioj situacijoje. Ir būti sąmoningi, brandus ir prisimti atsakomybę, jeigu jūs kažką padarėt ar ne, kas nebuvo teisinga. Ir tiesiog išleisti tą informaciją ir leisti savo judėti toliau, nes toks jausmas, jeigu jūs laikotės tos netikros tiesos arba bandot kažkam kenkti ar nežinau, kas tai yra, jūs neturėsit ramybės. Jūs esat kviečiami eiti į tą ramybę ir į ramybę jūs eisit tik tais komunikuodami atvirai. Okay. Kai kurie būkit atsargus dėl sutarčių. Skaitykit, ką pasirašot. Gali būti, kad įgriūsit į įsipareigojimą, kuris yra tamsus. Ožiaragis. Oi. Ožiaragis.
Kas yra aktualu ožiaragiai? Aktualu jūsų atsakomybės. Kai kurie iš jūsų galbūt turite augti savo versle, subręsti, žiūrėti brandžiai į save. Jūs blokuojat kažką. Gali būti, kad blokuojat gerą žmogų, gerą potencialų partnerį, partnerę, blokuojat gerą verslo idėją, blokuojat pažangą ir dėl to finansiškai nesat stabilus. Ir tai darot, nes turit kažkokių įsitikinimų, kurie nėra teisingi. Įsitikinimai apie jūs, apie save. Jums nepavyks. Jums reikia tiesiog jau, kaip sakant, griebti tai, kas yra ir jokių būdų ten neieškot nieko daugiau ir net nemastyti ir taip toliau. Ir tai jūs atveda prie labai paviršutiniškų santykių, prie paviršutiniškų žmonių. Tai jūs atveda į mažus pinigus, kai tuo tarpu jūs galėtumėt gauti daugiau ar ne. Kažkas panašaus. Kai kurie iš jūsų turit idėją, kuri jums gali labai padėti išplėsti jūsų pajamas, jūsų verslą galbūt, veiklą. Opa. Opa. Kai kurie iš jūsų ožiaragiai turit per daug veiklų, labai panaši žinutė į žuvis. Galbūt turit kažkokį oficialų darbą pagal darbo sutartį ir, pavyzdžiui, turit kokią individualią veiklą, ar ne? Ir darbo sutartį turit dėl to, nes bijot, kad jūsų ta veikla nepaeis, kad jūs neuždirbsit pakankamai ir panašiai. Bet jūs to ir nepadarysit, nes jūs turit darbo sutartį ir jūs turit skirti darbo valandas tam įsipareigojimui. Tai realiai gaunasi, kad jūs padarėte išvadą, kad jūsų veikla nevažiuos, jūs neuždirbsit tiek, kiek reikia. Dėl to jūs einate pasirašyti darbo sutartį su darbdaviu, kuris jums mokės pastovės pajamas. Bet jūs turite ten sugaišti nuo ten ryto iki vakaro, ar ne? Turite eiti etatų. Bet kadangi jūs einat į pilną etatą, jūs negalit savęs visiškai pilnai skirti tai savo veiklai. Ir gaunasi, kad jūs per tą veiklą neuždirbat tiek, kiek jūs įsivaizduojat, kad norėtumėt uždirbti. Bet čia ir yra uždaras ratas. Jums neįmanoma bus uždirbti tiek daug, kiek jūs norėtumėt, nes jūs negalit skirti visos paros tai veiklai, savo jėgų, savo energijos. Esat kviečiami pagalvoti apie tai, kažkas galbūt jau esat priėmę sprendimą, kad aš turiu nerti čia 100% šitą paleisti, nes kitaip aš niekaip neišjudėsiu. Aš visą gyvenimą ir liksiu ant darbo sutarties. Kas nėra blogai, bet tai nėra tas saugiausias variantas, bent jau šiais laikais. Kuo mobilesnis, kuo lankstesnis jūsų darbas, pajamos ateinančios iš kelių sričių yra jėga, bet jūs turit žiūrėti, kas čia vyksta. Kas čia buvo? Kodėl aš fejerverkuose sėdėjau?
Oh my god, kaip juokingai. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų aš matau labiau kaip vyrą ožiaragį, kuris žiūri į moterį, su kuria norėtų galbūt pirmiausia dirbti kartu. Labai daug monetų. Su ožiaragiais yra sunku, todėl kad ožiaragio energija yra žemė, tai yra monetos, tai yra materiali energija. Ir kartais tai gali išsireikšti kaip materialistiškumas, nors iš tiesų tai tiesiog yra elementas, kuriame žmogus gyvuoja. Ir tai, kad jis primatuoja, paskaičiuoja, dar kažkaip primeta, tai nėra blogai. Bet kortose tai gali matytis labiau kaip verslo sritis, nors, pavyzdžiui, žmogui tai bus susijęs su romantika, ar ne? Tai aš matau darbiniai srity, kad galbūt yra noras su kažkuo kolaboruoti, su kažkuo dirbti kartu, bet yra baimė. Kadangi yra ta baimė, aš labiau darau išvadą, kad tai yra susiję ir su jausmais, su širdim, su duše. Galbūt tai yra žmogus, kurį jūs norite kadrinti, parodyti interesą ir tuo pačiu galbūt tas žmogus yra tas, su kuriuo jūs mielai sutiktumėte dirbti kartu, kurti verslus ir taip toliau. Jo. Gali būti, kad kažkas nenori kažkam išmokėti pinigų. Patarimas ožiaragiui. Okay. Gali būti, kad aš matau ožiaragį, kuris nusprendė niekada daugiau gyvenime neturėti partnerio. Aš niekada daugiau gyvenime neturėsiu moters, su kuria gyvenčiau ir su kuria mane rištų kažkas daugiau negu tik tais pasičiatinimai, padraugavimai, kavos puodeliai, viena naktis ar dar kažkas, tai ne? Nedaugiau. Ir visata siunčia žinutę, kad tai yra viena didžiausių nesąmonių, kokią tu gali savo žmogau padaryti. Absoliutus bullshitas tik dėl to, kad tu bijai įsipareigot. Esat kviečiami, žinau, kad tai žinutė tikrai ne visiems, esat kviečiami paleisti, uždaryti sezoną, kuriame slapukavot su savo galbūt kažkokiais santykiais. Truputį ten, niekam konkrečiai, niekam atvirai, ar ne? Arba sezoną, kuriame pajamos ateidavo iš bile kur, bile kiek, su visko visur sutikdavot ir taip toliau. Laikas yra žengti į konkretų brandų sezoną, kur jūs kursit savo gyvenimą pagal kažkokią savo strategiją, kur jūs aiškiai sieksit tikslų, kur jūs turėsite partnerį, kuris jūs mylės, palaikys, su jumis leis laiką ir taip toliau. Tiesiog pradėti brandžiai tai žiūrėti, nes aš matau sezoną, kur jūs save taškėt. Visur bile kur, bet kam, bet kaip ir galbūt net bėgot nuo tikrų, konkrečių įsipareigojimų, nuo žmonių, kurie norėjo su jumis būti, ar ne? Paleisti save. Gerai. Kas čia liko? Vandenis, ar ne? Vandenis. Vandenis. Kas yra aktualu vandeniui? Naujam sezone. Ramybė. Jeigu išlenda saulė, eikite į lauką pasivaikščiot. Okay? Kai kuriems iš jūsų yra būtinas poilsis. Jūs turit labai gerų draugų aplink save. Gali būti, kad galbūt yra reikalingas pokalbis su kažkuo.
kažkokia informacija, kurios jūs kažkam neperdodat. Jūs esat kviečiami tai perduot. Jeigu jūs kažką nutraukėt nesenai, užbaigėt kažką, pasitraukėt nuo kažko, galbūt gavot pylos už tai, nežinau, patarimas yra ilsėtis dabar. Gali būti, kad kažkam galbūt reikia ilsėtis, nes jūsų laukia tam tikras procesas, kur jūs turėsite kažką užbaigti. Galbūt buvo situacija, kur kažkas pasitraukė nuo jūsų arba nuo darbo su jumis. Gali būti, kad ne visai teisingai sureagavot ir esat kviečiami pakontempliuoti tą situaciją. Truputį pagalvoti, pažiūrėti. Jeigu tai konfliktas artimoje aplinkoj, pabūkit tyloj ir ramybėj, truputį leiskit savo, kad nusėstų dulkės. Aš matau, kad jūs galite atrasti kompromisą, galite atrasti sprendimą. Koks patarimas vandeniui? Gali būti, kad jūs turit adresuoti, nežinau, kažkieno nekompetenciją, kažkieno neteisingą elgesį. Kai kuriems iš jūsų tai yra darbovietė arba su darbovietė susiję dalykai. Galbūt kažkas tikisi, kad jūs padarysit visą darbą, tikisi, kad jūs išlaikysit situaciją, ją investuosit ir panašiai. Galbūt jūs tikitės, kad kitas kažkas taip darys. Patarimas yra adresuoti tai galbūt kitam, o galbūt savo, kad aš elgiuosi ne taip, kaip reikia. Kažkaip nesąmoningai buvau įsitikinęs, kad tai yra tai ir nežinau kodėl, galbūt tai nėra svarbu. Esmė yra tai, kas vyksta dabar ir ko mes siekiam, kur mes einam. Ar ne? Jo, okei. Didžioji dauguma jūsų einat į labai šviesią ateitį. Gali būti, kad jūsų laukia sezonas, kuris, nesinori sakyti, nebus lengvas, bet tarsi galbūt kažkokios įsitempusios situacijos jūs pasivys arba kažkokie praeities aidai, kažkas, ką reikia išspręsti. Bet tas sezonas jis ir užsidarys, tai nėra amžina, turėkite tai omeny. Jūs einate teisingų kelių, jūs labai augat ir labai brestat ir tai yra labai, labai geras ženklas. Jūsų laukia konfliktas, bet dabar išklausykit. Gali būti, kad tai jūsų laukia konfliktas, kurio jūs visada vengiat, arba bandėte išvengti, arba čiut bėgot, arba kažkas bėgo nuo to konflikto. Jūs esat kviečiami nebijoti tai daryti, nebijoti eiti į šitą konfliktą, todėl kad gali būti, kad to konflikto metu kažkas atsiskleis. Išlys informacija. Galbūt pasirodys, kas manipuliavo situacijai, kas apkalbėjo kitą, ar ne, ir galbūt jūs dalyvavo tame, bet tai ir yra tas atsakomybės prisiėmimas, ar ne, kad jo, aš padariau blogai,
aš nežinau, ką aš darau. Aš maniau, kad aš elgiuosi teisingai. Aš buvau įsitikinęs tuo. Bet tai nėra tai. Ir tas konfliktas, jis turi įvykti, kad viskas atsiskleistų ir tada mes galėtume matyti tiesą, realybę ir nuspręsti, ką daryti toliau. Ir ne? Ok. Gerai, manau, kad gana visus ženklus perėjom, tikiuosi nieko nepamiršau. Tikiuosi, žinutės buvo naudingos. Ačiū Jums labai, kad buvot. Ramybės, balanso ir greitų metų vėl pasimatysim. Ate.